Tai ką, sveiki, su jumis Žvejo kelias ir mes grįžtam vėl prie mūsų ežero, Vilnojas. Praeitam video buvo pasakyta, kad buvo nusipirkta nauja meškerė, tai va, jinai mano rankose, dėkliukė, dar neatidaryta. Atėjom mes į kitą vietą, prie tiltuko, nuostabi vieta. O plačiau dabar papasakosiu apie mano naują fiderinę meškerę. Tai va, štokia jinai pas mus. Gražuolė, 360, kaip ir mūsų šita. Pavadinimas pas jį Profil Black Forts. Tai įdomus pavadinimas, net žuvis karpinė, reiškia karpinė meškerė. Čia kaip tik yra karpių, tai galim bus ir karpių gaudėt. O šiaip ką? Nuostabi meškerė, išbandysim, ištestuosim. Tai ką, viskas, mes parašėm meškerę. Ir dar pas mus nauja rytė. Tokia vat. Rainbow spalva. 2,5 arba 3000. Valas 0,16 irgi. Vat ką tik viską padarėm. Apsimovėm viską. Tai kad meškerė nauja, bandysim. Vieta irgi nauja. Niekados mes dar čia nebandėm. Bandysim. Dabar patikrinsim su echolotu, ar pas mus rodo žuvis. Kur jinai randasi, koks gylis. Tai kad... Nu tai ką, mes prisijungiam prie mūsų diperio. Dabar pradėsim mūsų pirmą užmetimą ant diperio. Nu ką, diperis yra užmestas. Nu tai ką, žiūrim, kaip kas pas mus eina. 5 metrai gylio. O žuvis ant dugno jau rodom. Kažkas stovi nedidelio. Nu žuvies reiškias yra. Nuo dugno 28 metrai. Čia tai rimto kažką rodo, nes aš galiu nusistatyti, kad žuvį rodytų viršui. Tai va iš karto matosi, kad mažytės kojytės gali imti. Bet mums reikia ant dugno. Biškį reikia pasukti. Diperis labai tolin nuvarė iš viso į kitą pusę. Bet žuvį parodė. Tai buvo smagu. Gerai, traukiam diperį. Tai ką, mes jau užsimetėm. Viena, antra. Kalakolčikus naujus nusipirkau. Taip pat pas mus šiandien iš pašaro toks vat žalia košytė. Ir pas mus yra lynas karšis, vėžys, krevetė. Bandysim ant šitų. Saulė, ne tai kad vakar buvo, o dabar bent gražesnis orelis.
Mes dabar pradėsim plūdinę jau paruoštą, užmautą. Tuoj pradėsim per vidurinį taką mėtę, biškį užsišersim dar ir galima bus traukti žuvyčio. Nu tai ką, va, mes ir užsimetėm plūdinę, bet biškiuką plūdę tempia iki kitą krantą, iki krūmų. Žiauriai sunku bandyti kažką. Bet bandysim kaip yra. Dugninė nestovi. Viskas gerai, nieko dar nebuvo. Bet labai, kokiame problema, kad tempia plūdę į kitą pusę iš viso. A mes su jumis buvom ten, vat, kur tie vat balti katamarančikai, ar kaip jie vadinasi, kur ten galima su jais šokinėti, dar kažkas, tiesiog buvom vietose. Biškį dabar perkeliam į kitą krantą. Nu, bandysim kažką vis tiek. Žuvis kitame irgi krante buvo. Tai ir čia turi būti. Aišku, vėjas yra, bangos kelia. Žiauriai sunku, bangos eina, tempia plūdį į kitą pusę. Eidamas irgi, norėjau eiti ant to tiltuko, ten irgi žmogus stovėjo. Tai nieko, sako, nepagavo. Valandą jau stovėjo, bet nieko kimt nenorėjo pas jį. Nežinau, pamėginsim, pažiūrėsim, kaip kas bus. Kol kas tylu. Nu, aišku, biški, kad reikia, kad užsišertų. Bent pusvalandis, kad gerai praeitų. Kad krevetės pradėtų veikti. Link vakaro gal būtų geriau, nes link vakaro tada nebūtų taip gal jau tokio stiprio vėjo. Gal kažkas pasikeistų. Taip pat bandom ant zyko, nieko kito, sliekas dar per anksti. Suradom tokį gražią vietą, bandysim kažką čia gero jums parodyt, išgaut. Nu, reikia gylį mažint, žiūrėsim, kur stovi, kur nestovi. Gerai, jeigu kažkas bus gero, tikrai dar jungsiu kamerą. Vis tiek dar reikia kažką gero nufilmuoti. Reikės biškį persimest meškerės. Pabandysiu dar prisišert. Ir taip jungsiu kamerą, kai bus kažkas gero. Nu štai mes biškį persikraustėm, atėjom į kitą tiltuką. Nu ir jau 2 kojytės jau išgavom. Tai kad dabar sustojom kažkaip tačia. O, pažiūrėkit, oi, dar viena gražuolė. Biškį užsišeriau ir viskas. Važiuojam.
Ne taip giliai užsimetam. Viskas. Ir va, jau pas mus trečia. Fideris stovi, nieko nenori. Biškiuką dabar, čia nėra taip daug vietos, kad prasisukt. Tai biškiuką dabar ant pagaliuko šitus užstatėm kalakolčiukus. Gylis, čia kažkur gal 3,5, 4, nu kažkaip plius minus tai va. Tai iš karto prie kranto taip sustojom, galvojom, ai, tolyn nemėtysim bangas, visą kitą. Kažkaip tą suplanavom čia. Žvejai matau, su valtim važiuoja. Kur tie kibimai, kur mūsų žuvis, ką man rodyt jums gero. Plūdė, kuri eina pirmin atgal, nestovi savo vietoj. Nes kodėl mes išėjome iš tos vietos, nes ten žolynas vien tik eina, tik žolės. Iš pat dugno. Traukiam, tik žolės. O, biški kažkas buvo. Opa, ištraukiam. O, va tokia va gražolė. Tik ant dzikunčiko nori imti. Ai. Kaip pačiupo, bet kaip apgavo. Užmesim mūsų vidurinį, kur mes užsišėrėm. O. Nesinori nieko. Nu, все. Permetėm. Galima. O! А čia va. Фу, čia tai вообще. Aš net nemačiau, kad buvo kibimas, o jinai jau sėdė jau. Laukia, kada aš jas ištrauksiu.
Vėjas daužia. Nu štai ką, ištraukėmės ant feederio tokį vat kojytę. O, ne ant naujos, aišku, meškerės, bet vis tiek. Faina. Važiuojam toliau. Nu tai ką galiu jums pasakyti, šiandien pas mus buvo toks nedidelis ulovas. Vieną tokį gerą, antrą gerą. Vieną feederį jau surašėm namo, kitas dar stovi. Ant plūdės jau nieko, pašaro jau nebėra. Tai kad ištestavomės mūsų naują meškerę. Nu, gaila, kad nieko nepagavom, bet paliubomu kitą kartą, tai tikrai kažkas bus. Gerai, ačiū visiems, kas su manim buvot. Iki sekančio karto. Visiems ate. Like, follow ir laukit naujos video.